Tai labas rytas visiems susirinkusiems šiandieną prie pusryčių stalo su mūsų laida. Iš tikrųjų, šiandieną turiu ypatingą svečią, pasakysiu, kodėl ypatinga. Todėl, kad tas žmogus į mano gyvenimą neatėjo, bet sugrįžo. Kita forma, kitu taku, kitais pamastymais, kitais klausimais. Ir iš tikrųjų man sukėlė labai daug minčių apie tai, kodėl kad gyvenime kažkurie įvykiai prieš tai buvę, kokią įtaką daro mūsų ateityje. Ir va šiandieną pas mane svečiuose mato toksai vyras, kas nekeista, nes visada tik moteris, moteris, moteris. Tai Artūras. Tai Artūrai, prašau tavęs. Tada tu prisistatyk, kaip tu jautiesi ir kas tu toks esi. Iki labas rytas visiems, visoms. Labai faina, kad mane pasikvietei, kad galiu sudalyvauti tavo laidoje. Aš prisistatysiu taip, kaip prisistatau dabar jau visada. Tai aš esu gyvenime lyderis, esu coachingo specialistas, mokausi tuo pat metu hipnoterapijos regresinės, esu saviugdos treneris ir savirealizacijos specialistas. Kaip smagiai ir daug skamba. Sakyk, Artūrai, norėčiau paklausti, vat pavyzdžiui, tu vyras ir man iš tikrųjų labai kilo tokios dvejonės galbūt, arba iškyla klausimai dažnai, kai mes kalbame apie saviugdą, apie hipnoterapiją, pavyzdžiui, apie coachingo sesijas. Nes kadangi aš tai dirbu, pas manęs klientai irgi yra dauguma moterų. Yra vienas, gal antras vyras. Tu pasakyk, papasakok, kaip tu atėjai iki tos kelionės, kaip tu suvokiai, kad tau reikia šito. Tai visų pirmiausia, gal trumpa priešistorija, kad aš jau nuo jaunų dienų, nuo jaunystės, kai buvau paauglys, paliečiau saviugdą, paliečiau jogą, meditacijas, teko ir prie tikėjimo, sakykime, arčiau prieiti, prie Dievo, jeigu nepabijosiu šito žodžio panaudoti, bet aišku, visi pasirenkam koks mums patogesnis žodis naudoti. Ir paskui mane paleido po gyvenimą pasiblaškyti, kaip sakau, pasibandyti. Ir tiesiog atėjo gyvenime toksai metas, kai atsidūriau savo gyvenimo dugne, kaip aš sakau, mes kiekvienas gyvenime, jeigu norim atsispirti, mes turime pasiekti savąjį dugną, kad galėtumėm nuo jo atsispirti. Tai kai aš buvau savajame gyvenimo dugne, nors atrodė tiek daug gyvenime stengiausi, tiek daug dariau ir projektų padaryta nemažai ir padėta nemažai žmonėms, bet aš nepasiekiau ir neturėjau to, ko siekdavau. Ir kai aš atsidūriau tame dugne, kai pradėjau suprasti, kad kažkas yra ne taip, aš vieną dieną atsisėdau ir paklausiau, ar mane tenkina mano 30 keliarių metų rezultatai. Ir aš savo atsakiau ne. Ir tada supratau, kad niekas kitas už mane, mano gyvenimo neišjudins, manęs nenuneš į ten, kur aš noriu būti, kaip tik aš pats. Ir tą dieną, tai jau įvyko prieš metus laiko, tą dieną aš pasakiau, kad nuo šiandienos Artūras ima save stipriai į rankas ir tiesiog pradeda daryti dalykus, kokių niekada nesudaręs. Ir tai pradėjau savo transformaciją prieš metus laiko. Wow, tai skamba labai lyderio žodžiai, žinai, tokie, wow, ėmiau vadžias į rankas ir viskas, ir pakinkiau savo žirgą tą pusę ir tą kryptimį, į kurią noriu eiti ir važiuoti, ne? Labai, labai gražu iš tikrųjų, labai toksai gera įžvalga apie dugną. Aišku, kiekvieno dugnas yra savotiškas ir skirtingas, ne? Tai papasakok, o kaip tu jautiesi, kai atsispyrei nuo to dugno? Vat kas vyko su tavim? Oi, tai kelionė tikrai, kelionė transformacijos, jinai nėra lengva, bet jinai yra paprasta. Tai nėra mokslas apie raketas, tai nėra mokslas apie vėžinės ląsteles. Tai yra paprasta, bet tai yra tikrai sunku. Ir kiekvieno mūsų gyvenimo pirmieji žingsniai yra kaip tai raketai atsiplėšti nuo žemės, reikia sunaudoti
tiksliau raketa atsiplėšdama nuo Žemės sunaudoja 80% savo energijos ir kuro vien tam, kad jie atsiplėštų nuo Žemės. O paskui per visą likusią kelionę jinai besunaudoja, sakykime, tą savo 20%. Tai taip lygiai ir mano kelioniai buvo, kad pirmieji 3 mėnesiai buvo labai labai sunkus, labai daug disciplinuotai dirbau su savimi, keldavausi anksti rytais, pakeičiau blogus įpročius į gerus įpročius, pradėjau sportuoti dažniau, pradėjau skaityti knygas, klausyti knygų, mokytis iš tų žmonių, kurie jau kažką pasiekė, kurie jau buvo tenais ir jie praėjo tuos kelius, jie pastatė tuos tiltus. Tai tiesiog pradėjau saviugdą, pradėjau savirealizaciją ir pirmi mėnesiai, kaip ir sakau, buvo labai sunkus, o dabar mano gyvenimo kreivė kyla tik tais į viršų. Aišku, kaip ir kiekvienas žmogus, mes turime tų paslydimų savo gyvenimuose, ateina diena, kai atrodo niekas nesiseka, nieko nebenoriu, kur čia tas rezultatas, bet vėl tu užmingi, atsikeli ir vėl prasideda diena iš naujo ir vėl sieki savo tikslų. Prisimink, jeigu gali, vat pasakoja apie tą pokytį, prisimink, jeigu gali patį pirmą dalyką, ką tu pakeitei, vat kokį kampą, iš kokio kampo pradėjai žiūrėti. Visų pirmiausia, tai atsisakiau visiškai televizoriaus ir visiškai socialinių tinklų, tai yra dalykų, kurie niekur tavęs neveda. Filmukai kažkokie, tai skaitiniai, žinios, sakykime, nes seniau tikrai buvau tas žmogus, kuris mėgdavau ir žinias pažiūrėti, ir kažkokį serialą pažiūrėti, bet kas iš to? Niekur tavęs tai neveda, absoliučiai niekur. Tai visų pirmiausia, nustojau daryti tuos dalykus ir, aišku, atsisakiau visų svaigalų. Tai čia buvo mano pats pirmiausias žingsnis, kai visiškai atsisakiau alkoholio, visiškai atsisakiau tabako ir, sakykime, kitokių rūkymo gaminių. Ir paskui ta kelionė žingsnelis po žingsnelio pradėjo lipdytis. Atėjo diena, kai atsisakiau valgyti mėsą, atsisakiau gerti kavą, geriu cikorinę kavą, atsisakiau cukraus, stengiuosi naudoti kuo mažiau produktų turinčių cukraus, bet pačio pridėtinio cukraus, kaip ten bandelės, tortai ir taip toliau. Tiesiog pakeičiau į datulės, į saldesnius kažkokius tai vaisius. Tai va. Fainai. Aš prisipažinsiu, aš mėgstu vis tiek ir pyragaičius, ir pyragus kepu. Kitą kartą žmonės manęs klausia, sako, oi, tai tu labai sveikai maitiniesi. Nu, žinokit, ne, aš visaip maitinuosi, bet aš visų pirma, čia svarbu gerai jaustis turbūt su tuo, ką tu darai. Žinai, kas yra sąmoningumas ir kas yra ta kelionė, į kurią tu eini su šviesa, su savo širdies, va tokia meilė pasauliui, meilė žmonėm, kažkokiu laimės eleksyro pripildyto, ne? Tai aš pasidalinsiu, kad irgi turbūt pirma, ką aš atsisakiau, tai vat labai panašių dalykų. Visų pirma, alkoholio, nes mane labai kankino netgi ta taurė vyno išgerta ir aš kažkaip, nu taip, blogai jausdavaus, lyg tai aš, kai girdžiu žinias, kad tai yra vis dėlto destruktyvus produktas, visiškai nieko neteikiantis, nei ten vitamino yra, ten žmonės iliuzijoje gyvena, kad tipo kažkokias kraujagyslės praplečia. Jos tuo metu gal praplečia, bet po to viską taip užveržia tenais, kad rūgštų darosi. Tai alkoholis, iš tikrųjų maistas, ir tai jau yra, kad palengvėjo žarnyno funkcionuoti, lengvumas atsirado kūne, tada ir mintis tavo švaresnės, ir pradėjau pildytis tuo pozityvumu, tomis mintimis, afirmacijomis, kartodama kaip maldelė, kad viskas gražu, viskas gerai, viskas, nes kitą kartą aš galvodavau, mes turbūt tiek prisifarširuojame to blogio, va tų žinių, tų tokių kažkokių naujienų, čia visi pastoviai tame gyvena, kaip tokiai mišrainiai, kas ką nužudė, kas ką pakorė, kas ką. Ir žinai, tada tu bijai, tada atrodo, kad tu bijai net žingsnį iš kojos, apie kokią ten saviugdą ar kažkokį realizacijos kelią. Tu ten tiesiog bijai gyventi savo namuose. Tai labai smagu iš tikrųjų klausytis, kad tau irgi va tie dalykai būtent padėjo. Ir iš tikrųjų, aš žinau, kad tu ir daug labai klausais ir labai daug skaitai, ne? Kas tau patinka? Papasakok. Kas tave įkvėpia?
Tai galiu prisipažinti, kad mano dievaitis yra Jim Ronas. Apie jį gal daug kas nežino, nes yra jisai miręs 2009 metais ir jam buvo tuo metu 79 metai. Bet manau, labai, labai gerai visi žino Tony Robinsoną. Taip? Tai va, susijęsiu, kad Tony Robinsonas, jisai mokėsi iš Jim Rono, jisai 3 metus dirbo pas Jim Roną ir paskui perėmė Jim Rono mokymą, sakykime, ir va taip Jim Ronas šiuo metu, manau, yra vienas netgi garsiausių pasaulyje mokytojų, motivatorių, coacherių. Tai man ir yra šitie Jim Ronas, Tony Robinsonas, Robinas Šarma, Napoleonas Hilas, aišku, saviugdos, bet patinka paminėsiu vieną psichologą, Olegas Gadeckis, knygą, kurią tu man padovanojai ir kuri tikrai mane privedė prie daugybė, beje, man už nugaras yra kita jo knyga, nesenai gavau prieš savaitę laiko iš Lietuvos irgi užsisakiau. Tai, o toliau prasideda psichologija, pradėjau Freudą skaityti, norisi ir, žinot, reikia laiko, viskam reikia laiko, mes jį galim atrasti, tai tiesiog čia jau viso gyvenimo kelionė prasideda. Jinai nėra, kad aš perskaičiau 50 knygų ar 100 knygų ir aš jau tapsiu ten kažkuom. Ne, ta kelionė prasidėjo ir jinai tęsis visą likusį gyvenimą. Tai va, o skaitimas ir klausimas, tai va, ypač vyrai, mes dažnai sakome, nu neturiu laiko, dirbu darbe daug valandų, paskui grįžtu namo, šeima, pavargstu ten, kada man klausyti, kada man skaityti. O kodėl mes negalim klausyti važiuodami darbą? Paverskime mašiną savo mokymo klase. Kodėl mes negalim klausyti, kai mes vedam šunį, jeigu tokį turim? Arba mes einam į sporto salę, mes galim užsidėti ausinukus, įsijungti knygą, nes šiuo metu yra labai daug išverstų lietuvių kalba audio knygų, kurias galima klausyti ir kurios tiesiog pradeda privesti mus prie to taško, atspirties taško, kai mes suprantame, kad, come on, bet aš tikrai ne taip gyvenu, arba gyvenu, bet nesu patenkintas tais rezultatais, norėčiau kažko daugiau. O sakyk, pavyzdžiui, tu kiek susidūrėjai su tuo, vat, pavyzdžiui, kai tu į saviugdą pradėjai eiti ir kažkokiuose būni renginiuose, ar kažkokiuose grupėse, mokymuose, vat kiek vyrų tu matai? Jo, čia geras klausimas. Aš atsakysiu atvirai. Kol kas coachingo mokykloje, paskaitose, sesijose, kol kas aš esu vienas vyrukas mokinys ir aišku yra keletą dėstytojų, bet toliau supa aplink vien mergaitės. Taip, mačiau, yra vyrukai, kurie jau baiginėja, bet nuo rugsėjo mėnesio mes pradėjom su merginom ir aš vienas vyrukas regresiniai hipnoterapijos moksluose. Mūsų yra gal 16 merginų ir mes esam 3 vyrukai, tai jau čia kažkas, bet vis tiek mūsų yra mažuma ir tai jaučiasi. Netgi, sakykime, Facebooko draugų ratas pradėjo plėstis stipriai ir labai keistai, bet 15 moterų ir vienas vyrukas ir 15 moterų, kurios eina sąmoningumo keliu, kurios, kaip sakoma, ieško tos kito jausmo, kitos realybės mūsų gyvenime. O atvirukas tik vienas kitas prisideda. Ir aš žinau, kodėl. Aš numanau, kodėl. O kodėl? Vat pasidalink, kodėl? Mes vyrai ir moteris esam labai skirtingi. Mūsų vien protas sudėtas kitaip, nes vyro protas yra šalia logikos ir jausmai yra daug toliau nutolę. Moterų protas yra šalia jausmų ir logika nutolisi daug toliau. Tai mes vyrai vadovaujamės logika. O kas čia man padės? Kokia čia formacija arba kokia čia maldelė, aš išeisiu, pakalbėsiu 5 minutės ir man tai padės? Man reikia pinigus uždirbti, ne? Man reikia šeimą išlaikyti, man reikia mašiną tenais naują įsigyti. Ir kas to čia gali padėti? Bet aš norėjau pradžioj pasakyti, kad tiesa yra tik viena. Ir tą tiesą mes visi žmonės ištransliuojam savaip, todėl yra daugybė skirtingų autorių, daugybė skirtingų pamokymų, bet vis tiek tiesa yra viena. Mes turime pradėti dirbti su savim, su savo mintimis iš vidaus. Mūsų tas aparatas, pasąmonė, protas, mintis, tai yra pats galingiausias ginklas. Tai
tu nenaudodama šitų ginklų, tu nepakeisi gyvenimo. Taip, gal tu gali uždirbti daugiau pinigų, gal tau ten kažkur kažkas pasiseks, bet ar tu būsi laimingas iš vidaus, ar tu duosi tą meilę, spinduliuosi tuo gėriu, šilumą savo šeimai, savo aplinkai, kitiems, aš nemanau. Tol, kol nepradėsi daryti tų visatos dėsnių, kurie yra, manau, akivaizdus, tiesiog yra viena tiesa. Ir Tai mes o kaip, vyrai, jo, o kaip tos vyrus, Artūrai, tada, nu kaip juos priešnekint ar supakuot? Nu, vat, žinai, labai lengva mums papasakoti, tu jau toj kelioniai, aš jau toj kelioniai, ir mes kaip ir suprantam savo tą dialogą. Bet yra vyrų iš tikrųjų, kuriems sakai, nu, vat, pasiklausyk kažkokias afirmacijas, kad pasikelt savo savivertę. Ne, mhm, man viskas ok, eik, tu man su savivertė iš 100 metų, aš uždirbu pinigus gerus, čia tu man nieko nepasakok. Tai kaip juos reikia įkalbinti? Kaip reikia parodyti tą taką, aš net neįsivaizduoju, ir yra koksai tas takas yra. aš manau, kad čia lygiai taip pat kaip ir su priklausomais žmonėmis, visi žinome, kaip būna priklausomam žmogui, kad tol, kol jis pats nenorės, nu, mes už jį nepadarysim. Mes jo neišgydysim, mes per prievartą galim jį nuvesti į kažkokią tai reabilitacijos centrą ar kažkokį tai mokymo centrą, bet jeigu pats žmogus to nenorės, to niekada neįvyks. Mes vyrai turime vyrišką ego, ko moteris tikrai neturi. Ir tas vyriškas ego mums labai dažnai gyvenime trukdo. Vyriškas ego, o kaip man kažkas padės? Kaip čia man dabar pas kažką nueiti ir pasisakyti, kad aš silpnas, kad man po darbo ir po visų valandų man liūdna, man nepatogu, man kažkas nesiseka su žmona, santykiuose, darbe, tik aš vyras. Nu kaip aš perlipsiu per save? Ne. Aš kentėsiu, aš dirbsiu, aš geriau pasiimsiu tą svaigalą, alkoholį ar kažkokį tai narkotinę medžiagą. Ir aš geriau save apsisvaiginsiu, mane nuramins, aš išmiegosiu, atsikelsiu ir vėl pradėsiu. Tai mes vyrai turim tą vyrišką ego, kurį mes privalome paleisti, jeigu mes norime pamatyti tą šviesą, jeigu mes norime išsilaisvinti iš tų priklausomybių, iš tos tamsos ir mes norime pakeisti savo gyvenimus. Tiesiog mes vyrai turime paimti ir nusimesti tai nuo savęs ir sakyti, žinai ką, aš esu pažeidžiamas, aš galiu verkti. Aš savo sūnui niekada nesusakęs, kad tu neverk, nes vyrai neverkia. Aš jam sakau, nori paverksim kartu. Todėl, kad Ja. nėra to pasakymo vyrai neverkia, mes verkiam. Ir mes galim verkti, mes galim būti jautrus, mes galim būti jausmingi. Tai tiesiog vyrams reikia suprasti tai, kad jeigu jūs turite problemų, jas reikia spręsti, o ne savyje užsigniaužus bandyti kažkaip tai jas paskandinti, panardinti, nes tai prives tik tais prie blogio. Jo, tai man labai tas apie tai, žinai, kad kaip kaučerio ir kliento susitikimo etapas, kas yra vyras. Vyras tai yra galvoje vykstantis procesas ir jisai niekam neleidžia atidaryti savo to dangtelio. Ir jisai užsidaręs, užsivakavo čia, žinai, ir vienas pats, akis laksto, oi čia aš, nu kaip aš čia, ta. Ir niekam neduok dieve, gali gal dulkes nuvalyti apie tą galvytę, apie tą Mhm. slovikiuką, bet vyrui yra kažkokia, nežinau, katastrofa iš tikrųjų leisti kitam pažvelgti į jį arba atpažinti jo jausmus, turbūt vyrui yra pats baisiausias dalykas. Tipo, aš jaučiu, nesąmonė, eik tik lauk su savo tais jausmais nereikia. O čia geriausiai apie, kai tu sakai, kad vyrai neleidžia, nu, jie neleidžia turbūt netgi klausti kito, netgi, nu, pasiklausti, jiems yra jau kažkas blogai. Ir čia, žinai, būna taip kelionėse, va, su moterim mes pasidiskutuojame, pasimetame kelyje, kažkur Italijoje, ne, vaikštom su žemėlapiu ir moteris iškart ką daro. Nu, palauk, aš nueisiu, va ten to paklausiu, va ten to žmogaus paklausiu, nu, gal jisai žino. Vyras stovi ir sako, ne, aš pats. Aš pats. Ir žinai, vaikštai ten ratais, automatais, tame pačiame kemelėje, bet vyras, nu niekaip. Nu jam kažkas yra tokio, jam sunku labai sulaužyti tą tokį tikėjimą, kad aš pats. Ir čia šitoje vietoje pasakysiu, ne tik vyrams, čia ir moteriams galima pritaikyti, kad mums nereikia kovoti prieš kitus, mums nereikia konkuruoti su kitais,
mums nereikia būti geresniais už kitus žmonės. Vienintelis asmuo, prieš kurį reikia kovoti, už kurį reikia būti geresniu ir pranokti, tai esi tik tu pats vakarykštis. Man taip norisi, kad mes visi kurtumėm tą pasaulyje gėrį kartu. Nekonkuruokim, nereikia to daryti. Ir nereikia, nes mes esam pažeidžiami, mes nesame geriausi visose vietose. Kažkas tai turi skilsų geresnių tam tikroje vietoje. Nepabijokim nueiti pasiklausti. Tas žmogus daugiau mokėsi, daugiau skaitė, daugiau gal lankė, gal baigė universitetą, ten, kur aš nebuvau. Tai kaip aš galiu žinoti daugiau už jį? Tikrai ne. Tai šitoj vietoje aš patraukiu savo vyrišką ego į šoną ir aš einu pas tą žmogų. Ir aš sakau, klausyk, aš turiu problemą, gal tu gali man padėti? Ir jis sakys, taip, aš tau tikrai padėsiu. Dar vieną galiu pasakyti, mes vyrai labai dažnai bijom kritikos. O ką pasakys mano draugai? O ką pasakys mano bendradarbiai? Ką pasakys aplinka? O koks skirtumas, ką jie pasakys? Jie mūsų gyvenimą nenugyvens, jie mums duonos neuždirbs. Kai mums yra sunku, jie tikrai mūsų nepakels. Mes patys esam kapitonai savo gyvenimuose, mes nesam keleiviai. Ir tą sėkmę, tą meilę, laimę mes negalim per vieną dieną, per vieną naktį užauginti arba pakeisti savo gyvenimą. Tikrai ne. Ką mes galim padaryti per vieną naktį? Galim pakeisti gyvenimo kryptį, mąstymą, filosofiją. Viskas. Ir tada prasideda ta kelionė į Ta išsigryninimą. didžioji kelionė, Ta taip, didžioji taip. kelionė į laimę, į tą nušvitimą. Ir tikrai galiu pasakyti tik tiek, padrasinti netgi, kad kai mes pradedam tai daryti, jūs patys netgi nustebsite, kokie esate talentingi, nuostabus, kiek daug žinome, kiek daug viduj turime resursų, įrankių tai pasiekti. Tiesiog pradeda stebuklai darytis kiekvieno mūsų gyvenime, kai mes pradedam tai daryti. Oi, labai gerai, čia tokia kaip pabaigai, žinai, motyvacinė kalba. O iš tikrųjų, Artūrai, tai kadangi te turim 2 minutės, tai gal tu turi tokį vyrams tokį palinkėjimą gerą, kuris turėtų kažkokios tos varomosios jėgos. Aš net nežinau, man kartais, aš klausau tavęs ir galvoju, vat kaip iš vyro girdėti žodžius laimė, jausmai, meilė ir taip toliau. Aš galvoju, Dieve, turbūt, nežinau, pasaulyje yra ant pirštų galėtum suskaičiuoti žmonių, kuris vyras galėtų taip drąsiai pasakoti dar į eterį, kad visi girdėtų, žinai, tai čia yra wow, labai stipru. Tai galima Ačiū kokį tau. palinkėjimą visiems vyrams. Ačiū tau labai. Tai kadangi nesu pasiruošęs, bandysiu tiesiog tokį palinkėjimą pasakyti su palyginimu, kad mūsų gyvenimas yra labai gražus ir trumpas. Vidutinis žmogus nugyvena, sakykime, vidutiniškai 75 metus, tai yra 75 žiemos, pavasariai, vasaros, rudenis. Jeigu tu esi jau vidury tame amžiui, ar ne dar vyresnis, pasiskaičiuokim, kiek mums liko. Ar mums verta atiduoti tą laiką toksiniams dalykams, toksiniams žmonėms, stresui, svaigalams ir tai, kas mums nesuteikia tos laimės, kurios mes norim? Tikrai ne. Taigi, patraukim tą vyrišką ego ir siekim tos laimės, tos vidinės meilės, nes viskas prasideda iš vidaus ir nesivaikykim dalykų iš išorės, o tapkime tokiais žmonėmis ir pritraukime pinigus, laimę, šlovę, meilę, ką tik norim. Viską galime padaryti, kai pradėsime keistis iš vidaus. Oi, ačiū labai, labai fainai. Tai ką, iš vidaus į išorę. Pagrindinė Tikrai taip. žinutė, kas viduje, tas greičiausiai ir atsispindi tavo gyvenime, tu pritrauki, kaip tu sakai, ir tam tikrą pinigų kiekį, ir žmonės, ir moteris, ir santykius, bet vyrams labai sunku tai suvokti ir pamatyti, nes vyras tai yra varomoji jėga ir su žodžiu veikti, dirbti, pasiekti tikslą. Ane? Tai man labai gražu, kai tu atidarai to tikslo siekimą tokį platesniu kažkokiu keliu, žinai, kuriame tame tiksle gali būti galvos pasukimai dešinę kairę ir pasižiūrėti, o ten žiūrėk kiek laimės, o žiūrėk kiek ten meilės, o ir aš koksai laimingas.
nes aš tikiu ir tu galbūt žinai, kad vyrai, dauguma vyrų šiaip, kaip pasakyti, išeina iš gyvenimo, netgi sąmoningai. Todėl, kad stresas yra baisus dalykas ir kai žmogus nebesugeba tai sukontroliuoti, ane, nes nepatiria tos laimės, nepatiria meilės ir džiaugsmo, o turi tik tikslo ir kai iš jo tą tikslą atima vienintelį, viskas, nebėra pamato, nebėra nieko ir labai sunku išgyventi, ane, yra vyrui, ypatingai vyrui, kažkodėl moteris lankstesnės tame klausime. O Bet va čia gal ir tu, pratęsk. prašau, pabaig. Ne, aš jau ir baigiau, tu pratęsk, vat, mintį gal tu. Aš tik norėjau pasakyti, bet kad vyrams, a, kai prarandam visus tuos dalykus, reikia nebijoti prašyti ir ieškoti pagalbos. Hmm. Jūs nesat vieni, mes nesam vieni, nebūtina eiti pas moterį. Yra vyrų, pas ką galima ateiti, yra vyrų psichologų, specialistų gerų, kurie jums patars, padės, palaikys. Bet visada ir moteris taip pat, nepabijoti, aš lygiai taip pat pas tave atėjau, ieškodamas pagalbos. Taip, tiesiog nebijokim prašyti pagalbos, kai mums jos reikia, nes mes nesam vieni šiame pasaulyje. Taip, taip, va tu ir iš tikrųjų, jeigu ir nueisi pas kažkokį žmogų pasidalinti, juk ypatingai būna, kad tas žmogus netgi ir pakelia, ne, tavo tą Taip, energetinį lauką, taip. truputėlį leidžia tau atsimerkti, įsikvėpti, peržiūrėti savo tą kelionę, pagalvoti, pabūti su tuo. Iš tikrųjų, irgi labai kviečiu visus vyrus, nu žinoma, ir moteris, kad kai susidurėt su tokia problema, kuri labai labai turi kažkokią slogę energiją, labai didelį sunkumą, neužsidarykit vieni. Neužsidarykit vieni. Vat leiskit būti, leiskit kitiems kažką pasakyti, leiskit išgirsti, paskaityti. Griebkitės va to šiaudo, kaip aš sakau, gyvenimas pilnas yra gražių dalykų, tik tai tada mes pradedam nebematyti, vat kažkokia energija dingsta ir lyg užuolaidos užsidaro ant tavo akių, užsisklendžia, bet iš tikrųjų reikia po truputėlį ieškoti ir kas ieško, tas visada atranda. Jeigu Tik dar galiu taip, paskutinį sakinuką, tai čia jau visiems tinka. Jeigu mes norime gyvenime turėti dalykus, kurių niekada nesame turėję, tiesiog mes privalome pradėti dalykus, kurių niekada nedarėme. taip. Niekada nesakėme nueiti ten, kur niekada dar nebuvome. Jeigu mes norim turėti tuos dalykus, kurių niekada neturėjom. Tai va drąsiai, su motyvacija, su ryžtu, be jokios baimės, ženkime tuos žingsnius ir pradėkim daryti tuos dalykus. Tai va, to ir linkiu kiekvienam ir aš, ir moteriams, ir vyrams tuo pačiu. Tai ačiū Artūrai, kad tu šiandieną atėjai į mano laidelę, kad tu pabuvai su manim, man labai labai gera, kad tu atstovauji tokią gražiąją lytį, vyriškąją ir su tokiu pasitikėjimu ir iš tikrųjų tu ir esi lyderis, be žodžių ir be komentarų. Taigi ačiū tau labai ir ką, Ačiū. atsisveikinam. Taip, ačiū tau labai, kad pakvieti ir kad galėjau išsakyti savo mintis, savo poziciją ir vyrai žinokit, kad aš vis tiek laikau mūsų poziciją iš vyro pusės. Tai ačiū labai ir drąsiai kviečiu visus jungtis, ieškoti, klausti ir mokytis ir gauti. Ačiū dar kartelį, kad pakvietei. Skanių pusryčių visiems. Iki. Skanaus, iki.